Šiandien mes keliaujam į Šiaurės Lietuvą, tikriausiai, taip reikėtų pavadinti. Ventė, Kuršėnai, Akmenė, Naujoji Akmenė, kas ten dar Plungė po kelių. Vežam mes 26 ar 27 maišus humanitarinio krovinio. Vieno maišo svoris apie 10-15 kg, 15-20 tikriausiai reikėtų sakyti. Tai nesunkiai galima paskaičiuoti, kad mes vežam praktiškai pusę tonos humanitarinio krovinio. 70% iš to krovinio sudaro drabužiai avalynė, o 30% tai mokyklinės prekės, maistas, higienos reikmenys, žaislai, tai vat buities prietaisai. Vien tik nešiojamų kompiuteriai mes vežam šį kartą 2, lygintuvų berods 4, fėnus moteriškus ir kaip, aš nežinau tiksliai vadinasi, tas plaukų džiovintuvus apie 6, taip kad yra darbo. Aha. Так снизу я поставлю. Положил на споде. Это paskutiniai pasiruošimai. Dar futbolas. Aha. Ir galim keliauti. Pirmas taškas – degalinė. Staptelėjom Plungėje, mes pamatėm tokią mūgę tikriausiai. Viktoras iš karto prie papuošalų, ne? Viktorai, tau patinka moteriški drabužėliai ir papuošalai? Ne? Na, mūgė galėtų būti ir didesnė. Gerai, dėkui. Iki. Придет ребенок, возьмет. Может, надо приезжать было ближе? Ну, ko toks uždusis? Davai, pasakok. Žinote, kaip sunkiai, su tinginiu važiuoti. Ne, palauk. Tu man sakei, kad tai šitas namas. Karočią, mes nunešėm 2 maišus į namą, kuris pasirodo, kad ne tas namas. Ir palikom prie durų. O ten viename name tiesiog yra 2 laiptinės skirtingų namų. Tai Viktoras antrą kartą nešė. Kas nakasečina, tas ir teisė. Kas nakasečina? Toksai gražus miestelis, labai tvarkingas. Gražiai bažnyčia, šviežiai pastatyta. Matosi tokia. Ir namai tokie renovuoti, bent jau tos, kurios mes daugiau nuvažiavom. Papilies miestelis, labai gražus. Va, irgi tokia bažnytėlė. Gavom iki Kuršėnų, Viktoras jau atliko ofisinį darbą, apskambino visus Kuršėnų. Kiek čia yra šeimų tarp kitko? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 šeimos, tai vat apie tikriausiai 15 ir daugiau maišų mes čia paliksim. Labas! Čia pampersiukai. Ačiū labai. Ir čia rasite. Visą gerą. Dėkui, ačiū. Sukonstruosit, gerai tokia? Sustojimas pas mus techninis. Vienam žmogui negalim prisiskambinti. Ir teko visą pakeisti evakuaciją maišų. Ištirti vieną reikia iškrauti visus. А? Да. Ne, tai kur reikia, sakykit mums. Nunešit, tada gal į laiptinę pastatyk, kad ne. Dabar dėl atvežtų daiktų galiu jums tai pasakyti, kad žmonės labai džiaugiasi, vaikai patenkinti būtent. Ir suteikia energiją savotišką tokia negera. Jo, energija
draugiška, kadangi aš nežinau kodėl, bet visą laiką... Tai vos tai kiekvienam būti kviečia ir kavos, ir arbatos, ir šokoladų. Netgi atveža žmonėms paramos, jie mums duoda saldainių, kavos siūlo Tai atsigerti. svetingi žmonės, labai gerai, kad žmonės turi tą svetingumą savyje. Ir vaikams, nes jie tai vaikams matant, tai jie auklėja kaip reikia priimti svečius, pavyzdžiui. Tai labai svarbu yra, tai apturtina, man atrodo, patį charakterį vaiko. Aš tai džiaugiuosi dėl vieno dalyko. Dabar važiuojam į tokį adresą, kad nereikės pirmam aukšte žmonės gyvena, nereikės nešti į viršų. Visos įrėtus. Kol grįž vieną mamą iki namų ir nusprendėm padaryti turistinį apžvalgą. Važiuojam tiesiai? Nu, į parką. Nu, davai. Наверное. Это, наверное, нас ждут. Ага. Тavo mama ten? Nu, einam, rodyk, kur eit. Atsargiai čia. Pareigūvis. Atvažiavome dar vieną mes vietą ir dar vieną apžvalginę ekskursiją mes su Viktoru darom. Čia garažai kažkokie, ne? Apvažiavai. Na, eilinis miestas. Pabandykit atspėti, kuris. Tai reikia duris paradaryti mums. Atrakintos duris? Nu. Это последний этаж. Tradiciškai 4 aukštas. Dar vienas miestelis, Aglona. Čia mes palikom vieną maišiuką, keliaujam toliau. Bet jau į pabaigą. Vienas maišas. Paskutinis maišiukas liko ir pasiklydo. Viktoras pasiklydo. Čia pas tave telefonas. Na, navigacija dabar nežinau, kur važiuoti. Techninė pertraukėlė pas mus. Rūkoklis yra pas... Aha, kas rankoje. O dūmai iš kur pas tai? Čia nuo šalčio. Nuo šalčio. Sveiki. Nunešit ar padėtis? Na gerai, visą gerą. Na va, pagaliau grįžomės prie Veik mūsų sandėliuko. Viso 10 valandų gavosi kelionė, bet aš manau, kad prasmingai praleistas laikas, kaip manai? Ne. Jis mano, kad labai prasmingai. 10 valandų, visą parą būti. O taip.